Sužinojau daug naujų praktikų, kai ką daug prisimeniau iš senesnių studijų tiesiog, kodėl tai svarbu. Dar kartą pagrindė moksliniais tyrimais ir įrodymais, kokią didžiulę įtaką daro kvėpavimas mūsų kasdienai ir ką jis įneša, kad mes tikrai nemokam kvėpuoti ir mums reikia mokytis kvėpuoti. Tai kvėpavimu dėl savęs domiuosi, daugiausiai Minhoko metodų domiuosi, tai norėjau pasigrysti, ar viską gerai darau ir ką dar galiu daugiau naudoti ir irgi tas turbūt, kad mes nemokam kvėpuoti ir kaip tai svarbu, kodėl tai svarbu ir kad reikia apie tai galvoti ir treniruotis, netgi kvėpuoti. Visus kažkaip domina tokios, ne tokios intensyvios ir daugiau iš sveikatinimo pusės treniruotės, tai užtat labai sudomino. Nes tų žinių niekada nebūna per daug, tai ir iš tikrųjų pateisino labai lūkesčius, ko tikėjausi, to gavau.